Sveiki lietuviai! Štai ir mano pirmasis vlogas, kaip ir žadėta, biški vėluota, bet jis visgi čia. Taip, biškis targuliuoja, dėl to mano balsas biški bus kitoks. Bet, žinot, noriu pasakysiu dar vieną dalykėlį, ogi šitą vlogą aš darysiu ne vienas, tam yra čia antra kėdė. Taigi prašom pasirodyti kitą mūsų nepakartojamąjį, geriausiai, vienintelį, nežinau kaip jis tam prisistatys, ateik čia. Prisėsti. Ačiū tau. Taigi, pristatykime, kaip vadinsis mūsų šitas vlogas. Mes turime specialų pavadinimą tam. Nu ir kaip jis vadinsis? Anam gale kablys. Arba ne, kablys. Tik be gale. Tik be gale kablys. Anam. Paleiskit klipą. Ne, paleiskit pristatymą. Anam! Sugrįžom! Čia! Nebejokinga. Gerai, metam. Nekliam kaktus! Laikas atsakinėti klausimus. O dabar laikas atsakinėti klausimus. Į tuos klausimus, kur uždavėt jūs. Taip, buvo gana daug. Į jo, ten tą. Whatever. Pirmą, Nikutė 555. 555. Čia rašai savo numerį, čia rašai savo numerį, laidinę telefoną, ar kaip aš esu šiek tiek pasimetęs. Bet aš nesupratau, biški Nikutė. Tai, nu čia tipo... Panas irgi žaidžia žaidimus. Nu, tai gali būti. Aš pažįstu tokį vieną, sako, o žaidžiu CSA. Ir kaip jai sekas? Nežinau, gal žudė. Klausimą. Gerai, klausimas yra, apie kompiuterinius žaidimus. Kokie patinka, nepatinka, ar atrodo įdomus. Nu, nežinau iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš tai... Man tai patinka RPG tipo žaidimai, ten kur reikia levelins, kažką kelt, kažką naudoti, kažkas senka, kažkas tokio. Aš dabar išverčiu, ką jis pasakė. Čia iš tikrųjų sako, aš labai mėgstu žaist LOLą, nes jis dabar labai smarkiai paplytęs pas mus. Ne, aš jį mečiau prieš 2 mėnesius. Bet tu pakėlė 30 lygį. Kas yra pakankamai sunku, manau. Ne, reikia tik pakankamai... Daug sėdėti, lifinti ir panašiai. Ne. Nu, ką, žinau, nuo dienos priklausydavo 1-2 žaidimai per dieną. Gerai, atleis, bėdok ir man dabar kažką pasakyti. Gerai, sakyk, kokie tau patinka. O man tai patinka tokie, kur mašinos taip greitai vum daro važiuoja. Ne, iš tikrųjų tai NBA. Va ten tai žaidimas. Ir dar Skyrimas. Ir dar Call of Duty. Nu jo, Call of Duty irgi nebliogas, bet NBA... 2K13. Čing! Tačing! Čing! Nebedarysiu tačing, nes keistai skamba. Gerai, kitas klausimas. Ne, man nepatinka Minecraftas. Aš irgi jo nežaidžiu. Ne taip paėmiau. XX Cipsas XX klausė. Epic Story lietuviškai. Nesulauksi. Nesupranti angliškų žodžių, pasinaudoju Google vertėjų. Arba užsidėk CC. Ne, palauk. CC. Ne, aš. Pamirškit, ką aš sakiau. Pamirškit! Arba man teks ateiti ir jūs nužudyti. Jis mėgosi. Jis meluoja. Aš niekada nemeluoju. Ar panašu iš mano veido mintis, kad aš meluočiau? Kad tu rodai maniekišką žvilgsnį, tai nereiškia, kad tu nemeluoji. Ir jeigu šneki, žiūrėk ne į ekraniuką, o žiūrėk į šitą. O man patinka žiūrėti, kaip mano lūpas juda. Taip geriau. Gerai. Tai taip, kad nebus Epic Story lietuviškai. Jis nėra toks populiarus, aš pastebėjau, kad jo populiarumas vis mažėja ir mažėja. Tai va, nebent dabar po šito video labai smarkiai išaugtų laikų ir peržiūrų skaičius. Na, tada pagalvočiau. Ne, tada jis padarytų lietuviškai. Ne? Aš taip nesakiau. Ne, aš pasakiau. Galėtų. Labai puiku. Aš darau anglišką, tu darai lietuvišką. Aš verčiu tavo anglišką į lietuvių kalbą. Nu, gerai. Tai gerai, nu. Nu, rimtai, nu. Nu, aš to sakau, nu. Na, tai bet padarom, aš išleidžiu anglišką, tu išverti lietuvišką ir aš tada išleidžiu anglišką ir lietuvišką tą išverstą. Buu!
Ai, kol sulaukiu šią žaibą. Ne, tai leisk žmogui pasakyti, ką jis nori pasakyti. Gerai, toliau kitas klausimas. Biomasteris 345 klausia, ką manai apie Counter-Strike? Nu, ten, žinai, toks žaidimas, kur žaidi internete, ten gali apsimesti arba kieto, arba ne. Aš dažniausiai apsimetu tuo, kur nemoka žaisti. Aš tai vieną kartą apsimečiu tuo, kuris moka žaisti. Kur moko? Kuris moka žaisti. A, Tai lakstėm, žodžiu, patilomis gal 10 minučių, tai kitiem išknyso, sako, davai mirkit kuris nors. ir žodžiu, tipo, sako, Tai teko mirti. ei, dabar bėgam per ilgą į duobę. Ne? Ten ir kažkokia mapė. Ne, o jie, aš gal prieš 2 metus į priekį. Jėra. Ir tai tik mėnesį. Dedustas, nu? Ar koks na yra? Ai, nu yra gal. Kažkoks Yra ilgas, geras kažkoks duobė. vagonas iš tikrųjų apie dedas. Gerai. Toliau. MR-Ciaks. Mr. Ciaks. Mr. Six. MR-Ciaks. Jis tiesiog nesuskaita, ką pats parašė. Aš suskaitau, bet čia gana sudėtinga. Ar čia norėtumėt, kad paraidžiai paskaityčiau? O Dieve, tiesiog- MR-Ciaks ar MR-Ciaks? Ciaks. Nu, žodžiu, Gerai, žodžiu, jis klausia apie tai, kas bus valdančioji daugumoj. bus tie, kas nupirks daugiausiai balsų. Bet taigi mes žinom, kas bus. Taigi jau yra. Jo atsakymas į klausimą labai vėluoja. Ir klausia apie Algį ar kokį tenai. Jo, dar kažkas buvo, nu čia ne... Algis ar kažkoks Algis turėtų nusipirkti akinius, jei nemato savo kojų, pirštų, nagų ilgumą. Kažkas tokio. Ką manai? Tarkim, jeigu jis nemato, tai gal pasidaro tegul operaciją, neperka akinius? Jo, iš tikrųjų, va, mačiau kaip tik reklamą, kad pigiai daro tokios operacijos. Nes su tais akiniais, tai pažiūrėkit dabar į Butkevičių. Jo? Butkevičius, ne, kuris bus premjeras. Aš nežinau. Aš mačiau jo nuotraukas. Nu tiesiog, akiniai žiaurūs yra, daug pritraukiantis ir atrodo kaip ateivis. O čia taip galva normaliai, o čia ten, kur akiniai turėtų, akis normaliai matytis išdydino. Grynas ateivis. Ai, dabar žinau. Dabar pasakytos ateiviškas akis. Ai, aš galiu dabar galiu perduoti aš linkėjimus. Aišku, aš per tą laiką eisiu nosės susipūsti. Mano draugai sakė, nu gerai, vienas draugas sakė perduoti jam linkėjimus, aš perduodu linkėjimus hakeriui, cheateriui, gameriui, tyliau pūs nosį. Kas čia sakė, toks perduot? Nu, nepažįst, aš negaliugi sakyti vardą ir pavardės, po to jį užžudysinai. Baig tupinėt man už nugaras ir daryt keistus ženklus. Dar perduodu linkėjimus savo klasiokam, pažįstamim iš sniego gniūžtės. Ir dar ten... Nebesužvaigždėk čia man, gerai? Ir dar ten linkėjimus perduodu tokiam vienam žmogui iš Rokiškė, kuris pavadina save ateiviu. Iš Plutono. Nu, čia tinka, į temą. Tiesiog pasakė apie tas ateiviškas akis ir aš prisiminiau. Gerai, aš irgi perduodu linkėjimus, sveikinimus visiems savo draugam, kuriuo aš neturiu. Gerai, tai tęsim iš tikrųjų šitą temą. Ne, kokia čia dar tema, ne tema tęsim. Mes dar neturim temą. Pažiūrim. Ai, va, rimtai. Nu, davai, tai žiūrėkit, jūs paklausėt mūsų, ne, apie klausimus. Paklausit kokius nors klausimus, pavyzdžiui. Ei, An, kiek tau metų? Aš to nesakysiu. Jau buvo daug klausimų, mėginau išsisukinėti. Sakydamas, kad esu vampyras, kuris 3 šimtmetį gyvena. Arba kad esu pakankamai jaunas. Kas tai? Bet žodžiu, aš tikrai neatsakinėsiu, kiek man metų. Galite neužduoti tokio klausimą. Bet čia galite palikti komentaras į savo klausimus, kokius tik norite, kad mes pats sakinėtume juos. Nu, bet pamėginsim. Jeigu jie nebus nesąmoningi, pavyzdžiui, koks tavo ilgis. Kino kojos nykščio ilgojo? Jo, aš apie tą ir turėjau menį. Tai aš taip ir pagalvojau. Jo, tai va, tai žodžiu, palikit komentarus, kokius nors įdomesnius. Įdomesnius. Galit paklausti, kiek man metų. Va, jo, galit klausyti, kiek metų, aš Aš nesakysiu. nesidroviu. Man bus 19. Sausio 14. Jis laisvas. Taip, kad panas... Aš galiu jį dabar išgazdinti. O, Dieve, kaip aš moku. Aš irgi moku. Zoltan. Zoltaks. Nepalauk dabar. Taigi Zoltaks, nu. Zoltan. Zoltaks. Zoltan, ne Zoltaks. Nu, tau tas Zoltas, šitas Zoltaks. Gerai. Tada, žodžiu, be viso šitą,
mes norėtume paklausti jūsų klausimų. Kokio nors įdomaus. Jo, ir... Neįprasta. Jo, ką mes dabar klausim? Ką jūs norėtumėt pamatyti video pabaigoje, kai baigiam? Ne, čia bus vėliau. Nu gerai. Taip. Dabar kadangi jūs jau užsiminėte, tai dabar teks jau tai padaryti. Žodžiu, mes norim kažkaip įdomiau pabaigti video, ne? Tai aišku, iki tos video pabaigos dar toloka, bet mes tiesiog norim kažkaip įdomiau pabaigti ir tiesiog siūskit į e-mailą, o čia, į šitą e-mailą siūskit, tiesiog, jo, va čia. Bet va. Aukščiau biškį. Va. Aha, va čia, aha. Taip. Žodžiu, siūskit į šitą e-mailą savo pabaigas, kaip jūs norite, mes pabaigtume. Tiesiog, va šitą vlogą. Sakykim, tarkim, aš jam nesmarkiai trenkiu per veidą. Ne. Ir tu turėsi, ne. Ne, aš nevaidinsiu. Tik nori, kad aš tau smarkiai trenkčiau į veidą? Ne. Jo, žodžiu, gerai, kažką tokio. Jo, kažkokia nesąmonė ar sąmonė, čia jau nuo jūsų priklauso. Tik aišku irgi, nerašykit kokių tenai, kad, žinot. Pasimkit vazeliną ir reikit pažaisti. Šitą nerašykit. Ne, to tikrai nerašykit. Mes to tikrai Nes vazelinas daug kainuoja, suprantat, šiais laikais. Taip. O žaisti ir taip mes nemėgstam. Taip. Nebemaži vaikai esam. Jau šiek tiek užaugę. Toliau. Tai va, kadangi jūs mūsų klausinėjat klausimų, tai mes irgi norim jūsų paklausti klausimą. Ne? Ir tas klausimas būtų... O būtų jis toksai... Ar jūs norit dar vienos linksmos dainos? Tada... Ne. Tai turėtų būti klausimas, kurie turėtų kaip nors durnai linksmai atsakyti ir paskui... Gerai, skaitykim taip, kad... Skaitom. Kokius žaidimus jūs mėgstat? Bet tu čia naudoji žiūrovą klausimą. Man neįdomu. Jie tai mūsų klausė. Taigi, kokius žaidimus mėgstat? Palikit komentarų žemai. Arba nemėgstat. Tik palikit įdomius komentarus, nes mes išrinksim 3 komentarus, jeigu iš visų tiek bus. Jo. Net 3. Jo, net 3 geriausius komentarus. Bus 3 prizinės vietos. Jo, 1, 2 ir 3. Bet prizų mes... Bus 1, 2 ir 3. Negražiai. 1 svarbiausia. 1 yra kečiausia. Tai va, tai žodžiu, kitam video mes aišku paskelbsime tuos atsakymus į šitą mūsų klausimą. Taip kad rašykit juos. Bet ten. Ne, palauk, ne ten. Gerai, ne ten. Ne ten. Ne, klausimus. Čia mes paklausėm ir dabar jie turi atsakyti. Aš toj pasitikrinsiu ir scenarijų. Jie atsako į klausimus YouTube'ai. Video siunčia į Gmailą. O... Klausimus rašo į komentarus. Jo, tai žodžiu. Tai klausimus... Tarkim, iš naujo čia dabar. Jo, klausimus mum. Vat kaip dabar, pavyzdžiui, klausinėja Nikutė, Čipsas, Biomasteris, ir tas kitas. Merceks. Tas kitas. Žodžiu, va tokius va klausimus palikit komentaros. O vat mes, kur užklausėm dabar jūsų, kokius žaidimus jūs mėgstat, kokį žaidimą jūs mėgstat, tai palikit mūsų Facebook puslapyje. O te irgi. O čia va. Bet panašiai kaip Gmailas, bet gal šiek tiek aukščiau. Tai ne, jo nebebus jau čia. Jau emailo čia nebėra, įsivaizduoju, kad jis dingo. Jo. O jis burtininkas. Jo. Taigi, žodžiu, tai va, apžvelkim video, ne? Taip, žvelkim video. Tai žodžiu, tai tame video, žinot, Rusija. Ir važiuoja mašinos keliu. Tai važiuoja daugiajuostį, plačiajuosčių eismą. Daugiajuosčių. Taip, ir žodžiu, aišku, ten pyko valandas, viskas. Ir išvažiuoja tokia nuliova Audi, balta. Tokia balta. Iš šono, jo, tokia gera. Ir ką, naglai mėgina lyst. Kaip ir visas naujas mašinas, žinot, naglai mėgina lyst. Panašiai kaip BMW vairuotojai. Jo. Nesupykit tik tis jeigu ką. Jo, visi BMW X5 vairuotojai su tamsintais langais visais. Taip, visais. Ką net nebemato. Tai va, žodžiu, ir mėgina įlysti. Nu ką, o Lados vairuotojas, kuris važiavo toje juostoje, nenori jie tos Audi leist. Ir tiesiog pavažiuoja, gali tiesiog patys pamatyti.
Čia pavažiuoja į priekį ir neleidžia. Sustoja. Jo, ir sustoja, neleidžia Audi lys, Audi vėl mėgina lys. Atrados vairuotojas vėl neleidžia jai. Na, žodžiu, veiksmas vyksta panašiai. Aš važiuoju pirmas, ne, tu važiuoji antras. Ir taip pykstas, ne taip. Jo, ir taip pykstas ir paskui, nu ką, Audi vairuotojas nebeišlaiko, jis mėgina išlipti ir pamokyti Ladą vairuotoją, bet tada atsiranda tarpas, Ladas vairuotojas nuvažiuoja, Audi vairuotojas lieka, nu, nepatenkintas, bet įsėda į mašiną, aišku, dar galima matyti, kaip pravažiuojant pro tą Ladą, jisai kažką ten ranką iškišęs, gal mėgino dureles atidaryti. Arba tiesiog bandė parodyti, ei, Lada, fuck you. Arba šitaip. Bet kaip rusiškai skambėtų fuck you? Fuck you. Fuck you. Nežinau iš tikrųjų su rusiško akcentu. Matas, kad tu susipykęs. Aš tau galėčiau sakyti, eik tu, koks tu negražus rusiškai. Ir tu sakytum, eik tu, baik. Baik jau. Gerai, tai žodžiu. Tai apžvelgė vieną video. Jeigu, žinot, jeigu rasi kokį nors įdomų video, iš tikrųjų. Kokį nors labai įdomų. Jo, kurį norėtumėt, kad mes apžvelgtume. Tik prašau, aš mačiau vieną video, kur, tipo, merga daros makiažą ir į YouTube kelia, kaip reikia pasidaryti makiažą. Tai tokių mum nesiūskit. Jo, nu mes, siūskit, bet žinot, man atrodo, kad bus gal daugiau video, tai mes atrinksim geriausią. Ir įdomesnių. Jo, įdomesnį tokia nei makiažas. Jo, tai va. Tai žodžiu, siūskit tą patį emailą, kaip ir pabaigas, tą patį emailą, kuris yra čia. Bet aišku, čia nieko negalim paspausti, nes ten tikrai ganas. Sako, čia, siūskit į šitą emailą. Į tą emailą. Viskas. O Twitterį mes turėsim? O Twitterį mes neturėsim. O kodėl mes neturėsim Twitterį? O jeigu mes paplysim po visą pasaulį? Bet lietuviškai. Jeigu angliškai... Nu mes galėsim prižadėti, kad bus ir angliškai. Nebent. Gerai, tada dar papildomą klausimą paklausiu. Ar dažnas jūsų turi Twitterį? Ir ar mums apsimoka kažką kurtis Twitterį atskirą kokią nors tai... Ar bus daug followerių? Jo, ar daug followerių bus. Nes šiaip aš Twitterį nenaudoju. Aš tai susikūriau dėl tokio vieno dalyko. Dėl panos taip ir sakyt. Tai žodžiu. Pana ne dalykas. Okay. Pana yra pana. Dalykas yra kai kas kitas. Toliau! Laikas dar kitam etapui mūsų vlogo. Kokiam tai yra improvizacija! Aha! Gerai, čiup gitarą. Gerai, čiupu gitarą. Gitarėlę. Tavo gėlė man kliūna. Gerai, nieko tokia. Nu ką, mėginsim improvizuoti. Jis gros, aš repuosiu. Ne, jis iš tikrųjų nerepuos. Jis bandys ką nors padainuoti. Jo. Aš nežinau dabar ką man groti. Bele ką? Bele ką groti? Aš grosiu. Aš net nežinau apie ką dainuoti iš tikrųjų. Apie kokią šiandien turėjai dieną? Šiandien aš geriau ką matau padainuosiu. Va. Ir 3, 2, 1, 4 karvės pienas nesveiki. Baltas čia, vaidinam mes prieš kamerą čionais. Jis groja, o aš dainuoju šią dainą. Ten matau lauke aš daug balų. Mašinos važiuoja ir taško jas į šonus. Aš matau pro langą, kaip temsta. Saulė leidžia, stoj nebegalėsime filmuot. O žinot kodėl? Ogi todėl, kad sutems, mano kamera yra bloga. Negali filmuoti tamsoje. Aš tai mūsų trumpa improvizacija. Iš tikrųjų, galite atsiųsti temą, apie kurią aš galėčiau, nežinau, padainuoti kitame mūsų vloge. O tą temą palauk dabar, tai kur mums dabar siūs tą temą? Jeigu mes turim ją mailą. Bet YouTube klausimas. Nu gerai. Arba žinot ką? Į Facebooką. Ne, į Facebooką tai irgi turim. Nu bet čia tik tai vieną dalyką siunčia į Facebooką. YouTube klausimai.
kažkokie. Žinot ką? Dabar taip, tada atsakymus į mūsų klausimą rašykit po nuorodą Facebook'e. Mūsų Facebook'o puslapį, po nuorodą. O temą, apie kurią norite, kad padainuočiau kitą kartą, rašykite ant mano sienos. Žinai, aš šiek tiek pasimetęs. Jo, čia gana sudėtinga. Nu, žodžiu, jeigu jūs... Mes jūsų paklausim klausimą. Taip, o klausimas yra, kokius jūs žaidimus mėgstat ir nemėgstat ir ar dažnas iš jūsų naudoja Twitterį? Jo. 2 klausimai. Tai žodžiu, iš šitos klausimus jūs rašykit atsakymus po šito video... Ne, jūs rašykit atsakymus Facebook'e po šituo video. Supratot? Įsivaizduokit, va, yra... Jūsų Facebook'o siena, ten man nuotrauka kairiai pusėje aukštai? Ne. Taip. Ne, nueinat į mūsų puslapį. Nu gerai, nueinat į mūsų puslapį. Taip, ten pamatot šitą video. Ir po šito video spaudžiat komentarą ir komentuojat. Taip. Tai yra, parašot atsakymą į mūsų klausimus. Kuris buvo, kokius žaidimus žaidžiat, kokius mėgstat. Ir ar dažnas iš jūsų turi Twitterį. Taip, ir ar dažnas iš jūsų turi Twitterį. O ant sienos parašykit, kokią temą norit, kad aš padainuočiau kitą kartą. Paimprovizuočiau. Taip, taip pat kaip pat čia dabar ką. Jo, ir žodžiu, nu ką, dabar pabaigos mes kaip ir neturim, ane? Aha. Tai ką darom? Kaip pabaigėm šitą visą? Mes jau pabaigėm? Nu, sudainavom dainelę. Pradžiai, manyčiau, užtek čia bus kokie 10 minučių medžiagos. Jėzus, nu gerai, tebūnie, tarkim. Tai va, tai... Ką mes čia galėtumėm dabar padaryti kokią nors įdomaus dalyką? Tai šią smagią gaidelę ir pabaikime. Jinai buvo visai nesmagi. Tebūnie, kad ir nesmagi, bet pabaikime. Žinau, kokia smagesnė gaidelė būtų? Jei aš netyčia paimčiau, aš susprogdinčiau šitą balioną. Ne. Davai, susprogdinčiau. Ai, kaip susprogdinčiau? Atnešk adatą. Atnešk adatą. Haha, susprogdinsim balioną. Žiūrėkit, koks piktas veidas. Haha. Šiakiai, aš esu ten kokiu nors naujų metų vaiduoklis. Čiuk vieną. Vieną? Taip. Aha. O aš iš visos minims. Nu ką, tai tuo ir pabaikime savo šitą vlogą. Iki žmonės. Pa. 3. Su 3. 2. Pala. Ne, pasakysim 3 ir dursim tada. 1, 2, 3. 3.